Labas visoms! Labai džiaugiuosi, jog po vienu iš savo praeitų video radau labai gražių komentarų. Pranešiau, jog mano video truks jau truputėlį trumpiau, nes nors tiesiog informaciją visą pateikti glaušiau ir gavau tokių klausimų. Patricija, kodėl taip sugalvojai? Patricija, kas taip pasakė, kad tu taip turi daryti? Ir pagalvojau, jog apie kosmetiką mes galime pasikalbėti truputėlį aiškiau, konkrečiau ir nebūtinai išsitęsti iki ten pusės valandos, bet tuo pačiu pasižadėjau, kad mano video, kurių tiksliau metu mes pasikalbėsime, šiaip paplepėsime apie įvairiausius dalykus, jie neturėtų dingti. Ir šiandien antradienio vakarą aš norėčiau su jumis kartu praleisti kalbėdamasi apie savo karjerą. Iš tiesų, dabar, kai rašiausi, dar čia kompiuteris prieš mane padėtas, kad tikrai nieko nepamirščiau, kai rašiau sąrašą, kur aš dirbu, kokias gyvenimiškas patirtis aš ten pasisėmiau ir taip toliau, kad tiesiog nepamirščiau paminėti tam tikrų detalių, tai pagalvojau, jog mano gyvenimas tikrai buvo labai ir yra labai spalvotas ir pradedant nuo tokių elementariausių darbų, ir pabaigiant tuo, ko aš gyvenime nebūčiau tikėjusis, tai tikrai sakyčiau, jo gyvenimas yra kupinas staigmenų. Tai aš pasiėmiau savo kavos stiklinaitę ir galvoju, jog reikėtų žingsniuoti per mano prisiminimus. Ir tiesa, labai viliuosi ir apskritai tikiuosi, jog šis video bus ne taip, kad linksmas, įdomus ar šiaip tiesiog laiko praleidimui, bet ir bus toms merginoms aktualus, kurioms yra apie 18-19, kurios nežino, ką gyvenime veikti, kur stoti po mokyklos tik pasibaigus ir šiaip, kurį darbą geriau būtų rinktis. Tai tikiuosi, mano tam tikri argumentai jums pravers. O dabar prisiminkime mano patį pirmąjį darbą, kuris buvo toksai visiškai iš niekur atsiradęs. Tai mano geriausia draugė parašė, jog gal nori Patricija užsidirbti pinigų. Ir galvoju, o fainai, ką čia mes veiksim. Ir ji man pasiūlė, kadangi ten per pažįstamus, žodžiu, rado tokį darbelį, kad mes galėtume margarino fabrike klijuoti lipdukus. Šiaip, kad buvo labai toksai įdomus darbas, nes mes turėjom nežinia kiek tūkstančių tų suklijuoti lipdukų. Žodžiu, geriausia yra esmė ta, kad tas margarinas buvo gaminamas Vilniuje, tada ant jo buvo užrašyta, kad jis pagamintas Čekijoje, o galų gale mes klijavome lenkiškas etiketes ant jų ir gavosi tokia mišrainė. Šiaip 3 dienos praėjo tokios, kad, žinot, tu dirbi tokį visiškai mechaninį darbą, kai pasistatai prieš save krūvą dėžučių ir ant kiekvienos klijuoji naujieną. Ir ten, žinokit, sakau, tai buvo turbūt vienintelis darbas, kuriame aš galvau, kad tikrai prarasiu savo sielą ir visą savo esybę. Ta monotonija visiškai man išgraužė mano sielą. Bet ištėriau, užsidirbau pinigų, žinokit, tikrai labai nemažai. Už 3 dienas tiek ir truko visą tą mano stažuotė, tai sumokėjom, man atrodo, virš 300 litų. Tai ką, 16 metų, ką tu gali veikti? Aišku, kad išleidai visus pinigus ant visokios kosmetikos, rankinę kažkokią dar nusipirkau, nu žodžiu. Tiesiog šitaip smagiai nieko sau nekalėdama, galėjau kažką tai išleisti. Sekantis darbas jau pas mane buvo, dabar aš atsiminiau, ko aš jums nepapasakau, bet aš galvau, kad aš įterpsiu šitą tokią mažą mintį, bet pasikalbėkim trumpai ir čia būtų paskata tokia, lyg ir motyvacija ir jums tą patį daryti, nes aš tikrai dabar kuo toliau tuo labiau galvoju, kad ir aš norėčiau prisijungti prie to paties, ką aš dariau ir, nežinau, Kaune turbūt ieškotis tam tikrų taškų. Apie kągi aš kalbu? Tai yra apie savanoriavimą ir kuomet aš irgi buvau apie 15-14 metų man buvo. Ir mums reikėjo ten užsidirbti ar apie 30 valandų, ten kažkokių projektinių veiklų ar panašiai. Ir man mokytoja pasiūlė, kad būtų visai smagu, jeigu aš galėčiau nueiti pasavanoriauti į neįgaliųjų dienos centrą. Ir žinokit, tai buvo fantastiškiausios dienos mano gyvenime. Aš nežinau, aš ten, man atrodo, gal kelis mėnesius ateidavau tiesiog, pavyzdžiui, iki 1:30 tam pamokas ir galėdavau būti iki 4. Ir ką mes ten veikdom, tai yra, aš jiems skaitydavau kažkokias pasakas, mokydavau ar tiesiog užsirišti batus, ar tiesiog tokias paprasčiausius elementariausius dalykus, padėdavom jas susiruošti namo. Aš tiesiog pasikalbėdavom apie tai, kas vyksta mūsų gyvenimuose. Ir kuogi apskritai mane sužavėjo šita veikla, jog ten neįgalieji buvo, nežinau kaip teisingai išsireiškus, bet su psichinė negalia, jeigu taip paprašiau sakant, įsivaizduokime, kad vyrui yra apie 40, o jo mąstysena sustojo ties 10 metų augimu. Ir buvo iš tiesų labai įdomu pažvelgti į žmones iš šono, kadangi
aš vis tiek būdavau paskui kažko nepatenkinta, man ten mokslai kažkaip suerzindavo, ar dar kažkas atsitikdavo, bet tu nueidavai į tą centrą ir pajausdavai, kad čia viskas yra paprasčiau ir jie randa dalykų ir tokių smulkmeniškų, iš kurių pasidžiaugti, kad mes kasdienybėje visą tai atrodo pamirštam ir mes to tikrai net nepastebim. Tai antiek mane pakrovė energetiškai ir antiek man pačiai buvo gera daryti gerą ir už tai negauti kažkokio atlygio, bet tiesiog tu gauni, kaip pasakyti, ne visuomet yra pinigai svarbiausi dalykai gyvenime, bet labai svarbu tą, kad tu išsineši su savimi viduje. Tai mes dar grįžime prie šitos dalies, prie būtent neįgaliųjų, o dabar aš, taip ir sakau, tokią susidėliojau savo visą laikotarpį tam tikrais etapais. Ir sekantis mano darbas buvo sulčių bare. Tai buvo man apie 18 metų ir aš visada norėjau kuo greičiau nulipti nuo mano mamos sprando ir tiesiog pradėti uždirbinėti pinigus. Ir ne, mama, man reikia į kiną, gal gali duoti 20 litų, čia nesąmonė yra. Ir jeigu tau yra 18 metų, tiesiog nežinau kaip išsireikšti, bet aš tiesiog norėjau uždirbti pinigų ir pasitaikė labai nebloga proga Panoramos prekybos centre, sulčių bare, įsidarbinti barmenę ir ten buvo tikrai labai smagu. Iš tikrųjų, toks laikas, kur tu ateidavai ir dar galėdavai gerti nemokamai sultis ar ten tam tikrus kokteilius ir galų gale mane išmokė disciplinos kažkokios tvarkos ir atsakomybės, nes mane palikdavo vieną tenais dirbti ir šiaip buvo smagu dėl to, jog mano tas bariukas buvo šalia kitų parduotuvių ir mes galėdavome bendrauti vieni su kitais, ar pavyzdžiui, aš nuneždavau ten savo sulčių kokteilį, kuris man priklausydavo per dieną, savo kokiam pažįstamui, kuris dirba kavos bare, jis man duodo kavą, žodžiu, ir tai buvo šiaip tikrai labai smagiai praleidau vasarą ir alga iš tikrųjų buvo tikrai neprasta palyginus ir nežinau, man ten viskas patiko, buvo gerai, bet tadagi aš išsikrausčiau į Klaipėdą, kuomet aš pabaigiau mokyklą, nes nusprendžiau studijuoti šitą žurnalistiką ir pasirinkau Klaipėdą dėl to, kad mano vyras, tuometinis vaikinas, norėjo magistrą irgi baigti Klaipėdą, tai kad galų gale čia žiauriai mes išsiplėsim, bet žodžiu kartu mes važiavome į tą Klaipėdą, kad galėtume kurti gyvenimą kartu. Tai situacija buvo tokia, kad su darbais visiškai nesisekė, bet taip visiškai. Ir jokio barmenės, nieko darbo tu nerasi, nes tau ten, kiek man buvo, 19, tai ką tu čia nieko tu neišmanai. Ir tai iš tikrųjų mane labai nuliūdino ir galų gale aš vis tiek, man reikia valgyti, man reikia drabužių, man reikia susimokėti mokesčius. Tai žodžiu, įsidarbinau Maksimą. Bet tai dirbo, žinokit, gal 2-3 savaitės ir kaip visi sako, kad čia Maksimui yra tragedija dirbti, aš tikrai galėčiau pasakyti, kad nebuvo šitai blogai, nes man labai lankščiai stengiasi pritaikyti darbo grafiką, jo galėčiau dirbti ir su mokslais viską galėčiau suderinti. Ir tikrai nebuvo tokia tragedija, kaip visi sako, kad ten reikia su pampersais kasoj. Aš kasoj dirbau, tai ten tikrai nereikėjo kažkokių pampersų ar kažkokiais. Ir viskas buvo iš tiesų, palyginus normalu. Bet šiaip galiu pasakyti, kad aš visada buvau tokio pozityvesnio požiūrio į gyvenimą ir kai ten sakau, kiti verkia, aš čia turiu kasoj dirbti, tai aš kasdieną pasidarydavau šiokią tokią šventę ir man tiesiog būtų linksma su žmonėmis bendrauti ir tiesiog, nežinau, aš nemačiau tame darbe labai kažkokiais blogo, tik tai alga, aišku, nebuvo tokia labai jau skatinanti. Tai įsidarbinau dar vieną darbą, tada dirbau barmenė Švyturio arenui ir mane paskyrė netgi vyr barmenė ir buvo šiaip labai fainai, kas turit galimybės tokias, kai galit į renginius eiti dirbti, tai tikrai eikite į Siemensą, į Žalgirio arenas ar tą pačią Švyturio, nes labai fainai iš tiesų, nes niekas juk neina per renginį tenais valgyti, vis tiek eina per pertrauką. Tai tu pasiskirtai su kolega, kad va dabar tu pabūk, pažiūrėk barą 15 minučių, aš nueisiu pasižiūrėsiu tą renginio koncertą ar tas pačias krepšinio rungtynės. Tai žiauriai fainai iš tiesų buvo ir papildomas pinigėlis tikrai niekada nepakenks. Taip, tada aš išėjau iš Maksimos ir labai neišsiplečiant, aš tada nuėjau dirbti į Charlie pizzeriją, tenais Klaipėdoje, man atrodo, Bigas buvo, Bigo prekybos centras ir tai buvo pati prašiausia mano darbovietė, kokio aš tiktais buvau. Nežinau, ar verta detalizuoti, bet man nepatiko vadovybė, labai bjauri direktorė buvo ir tada kolektyvas, tai aš tiesą pasakęs visą gyvenimą skyriausi nuo žmonių to, kad aš sakau, aš atsakingai griežtai ir su taisyklėmis viską žiūriu, o jie norėjo, eina
patūsint, Patricija, kodėl tu netūsinė, tai aš tiesiog niekur nešėldavau ir aš atsakingai ateidavau, atidirbdavau, man kasdienai mokslus reikėdavo ir visą kitą, tai mes kažkaip ir neradom jokių bendrų taškų ir šiaip nebuvo jokio draugiškumo tarp mūsų, tai aš ilgai nelaukus ir gavusi pasiūlymą dirbti kiniečių restorane, nuėjau tenais. Tai žinokit, iš karto pasiruoškit, jog priaugsit kilogramų. Tikrai. Ir šiaip buvo nelengvas darbas, tačiau ten buvo tokia situacija, kad reikia pažįstamai darbinti, tai kągi mes galėtume atleisti. Ai, Patricija, tu čia nesnei dirbi, tai atėjau. Tai mane atleido. Tai buvo vienintelė darbovietė, iš kurios mane atleido ir aš tada atsimenu, taip verkiau, taip savim nusivyliau, bet po to per kelis mėnesius viskas išaiškėjo ir nereikia čia ieškoti labai jau ten kaltės savyje. Viskas, tada mes iš Klaipėdos grįžtame į Vilnių ir Vilniuje tai buvo, aš žinau, kad labai išsiplečiau, bet dabar tos, kurios jaunos ir ieškote darbo ir laukite iš manęs patarimo, tai galite suklusti. Tai įsidarbinau aš į Panoramoje esančią Charlie Pizzą ir žinokit, atidirbau gerus metus ir galiu pasakyti, jog tai buvo geriausia darbovietė, kokia tai galėjo būti. Aišku, ten visokių niuansų yra, kuriuo aš tikrai dabar net nenorėčiau detalizuoti dėl turbūt konfidencialumų visokiausių, bet esmė ta, kad labai darbo kokybė ir apskritai visa darbovietė priklauso nuo kolektyvo, kuris tave supa. Bet ten buvo taip fainai, žiauriai fainai, net sekmadieniniai tvarkymai buvo tokie smagus, linksmi, kad mes su kolegai ten visokiausių nesąmonių prisidarydam ir taip toliau. Visokiausių situacijų buvo netgi kaip ir manęs paprašė, kad vienas vyras, kad padėčiau pasipiršti jo ten merginai, tai aš tą pačią kolegę pasiėmiau ir mes ten užsidėjom tokios maikutes, ant kurių užrašyta rusiškai, tai kiek už manęs. Ir žodžiu, ten buvo tokių tikrai labai fainų situacijų. Ir šiaip po darbo keliaudom su kolektyvu ar į kokią sodybą, ar kažkur tai šiaip į klubą pašėlti. Tiesiog tai buvo darbas, į kurį tu ateini ir, pavyzdžiui, ar tau kažkas blogai, ar kažkas labai gerai, tu gali prie bet kurio kolegos prieiti ir papasakot, kas tau yra, nes tiesiog buvo labai geri santykiai, kur vienas kitą ir apgindavom ir taip toliau. Ir tiesą pasakius, alga, jeigu tu esi linksma, bendraujant ir taip toliau, o nesi kažkokia tokia, kad aš atėjau dirbti, kodėl aš turiu dirbti. Tai tokios niekada daug neuždirbs, bet kurios ateina ir, ei, sveiki, ką jūs susirinkot, kažkas tokio. Tai tada jo, labai fainai ir aš tikrai nesiskundžiu, kiek aš ten uždirbdavau. Pavyzdžiui, per kalėdas vien iš arbatpinigių visą tą kalėdų sezoną aš gaudavau po 160 litų kaip minimum per dieną. Būtų atsineši 250, tai jūs pagalvokit, diena iš dienos tu dirbi, dar būna pavaduoju kitos pamainos kolega, tai žodžiu būna, kad tu dirbi ir 6 dienas iš eilės ir tada tu tiek turi pinigų grįžti namo ir kur visus išleisti. Tai buvo žiauriai fainas etapas, bet tada kitas patarimas, tarp kitko, bet čia bendrai aš ir viską suliesiu. Tai vienas patarimas būtų tas, kad neužmikit vienoj darbovietėj, kol esat jaunos ir kol dar vis ieškote savęs, nes, pavyzdžiui, aš žinau, kad kai kurie žmonės, pavyzdžiui, atėję dirbti 18 metų padavėjais dar dirba iki šių dienų ir jiem jau yra apie 30. Galbūt jiems tas darbas yra įspūdingas, bet iš jų veidų aš to negalėčiau pasakyti ir visą laiką noriu jūs visas paskatinti, kad jūs tobulėtumėt, kažką naujo sužinotumėt ir taip toliau. Ir palaukit, aš pažiūrėsiu, kiek aš laiko filmuoju. Pasirodo tiek šneku, dar netiek daug laiko praėjo, tai galim dar kokias 10 minučių tikrai ramiai kalbėtis. Tai va, tai kur aš baigiau, kad jūs visuomet tobulėtumėte. Ir kai man pasitaikė proga, darbo pokalbis buvo dėl naujai atsidarančios toje pačioje Panoramoje parduotuvės drabužių, aš nuėjau į darbo pokalbį ir ten sustingdėjau. Aš man pasakau kažkuriam video apie tą darbo pokalbį, tai buvo labai fainai. Ir mane iš karto pakvietė tenais dirbti ir padėti atidaryti. Ten viso mes tada 4 parduotuvės atidarėm. Ir dirbau pačioje prabangiausioje iš jų, bet tai darbas buvo visiškai ne man, nors aš užėmiau labai neblogas pareigas, ten buvau netgi vyr pardavėja iš tik padavėjos, tai man jau buvo wow, ir alga stacionari tokia tikrai nebloga, bet darbas visiškai ne man. Aš tikrai esu mėgstantis bendrauti, judėti, kažką tai veikti, o ne stovėti ir laukti, kadagi jau žmonės užeisi. Gal jums pasiūlyti marškins, nenori, gerai. Ir žodžiu, va taip, visas 12 valandų ant kojos tu vaikšti po tą salę ir tiesiog. Net ir vadovė suprato, kad Patricija darbas tikrai ne tau ir mes jau taip draugiškai pasikalbėjome. Ir man kaip tik tuo metu pasiūlė, mano tuo metu
nelabai taip ir ilgai galbūt pažįstamas bičiulis, prisidėti prie jo, nes jis tai atsidarinėjo restoraną ir manimys labai tikėjo ir pasitikėjo dėl būtent to mano komunikabilumo ir pasiūlė dirbti ten vyr padavėją administratorę ir galvoju, kad tai buvo vienas geresnių mano žengtų žingsnių į priekį, kadangi pirmiausia, aš nieko nemokėjau, aš tik žinau, kaip teisingai aptarnauti žmonės, kokios yra taisyklės aptarnavimo ir iki šių dienų aš jas dar atsimenu ir visus kavinėje tikrinu, taip kad, jeigu ką, tai žodžiu, ir tą aš gerai žinau, bet tie visi dokumentai, tos visos administracinės užduotys, grafikai, tabeliai, taip toliau ir, o dieve, tada žinokit, buvo šakės, tikrai šakės. Bet tada mes sustokime šioje vietoje ir dar viena mano pamoka, kurią aš norėčiau jūs išmokti ir aš pakankamai dažnai bent jau savo straipsniuose tai akcentuoju, gerbkite ir mylėkite save. Nes aš dabar žvelgdama į būtent šią darbovietę, aš galvoju, kad aš buvau turbūt tragiškiausiai negerbintis žmogus savęs pasaulyje, nes aš dirbdavau apie 6 dienas, 5 dienas iš eilės, po nežinau 16-18 valandų. Klausimas, kas iš manęs likdavo, tai tikrai nieko gero, nes aš atsimenu darbą pabaigiu kokią 5 ryto, o turi darbę būti kokią 10. Nu tai realiai su valanda į priekį, valanda atgal važinėjimu, tu pamiegi 3 valandas, tada dar būdavo šuo namuose, kurio aš negalėdavau išvesti, nes aš būdavau darbe. Tai pagalvojus, kiek aš nemiegojus būdavau, aš ateinu į darbą ir man jau draugai, nu ta prasme mes buvom kolegos tokie kaip ir draugai, labai gerai sutarėm su kolektyvu. Tai aš eidavau pas barmenus į mašinas miegot, arba Rusy, ten pas mus buvo tokios išdėliotos kėdės ir tenais miegodavau ant kėdžių, kad bent kažką tais įgauti energijos, nes prieš tave krūvos darbų. Dar, ta prasme, aš tai tikrai labai nemylėjau, nes mano šiaip darbas buvo ofisinis nuo 10 iki 7, po to nuo 11 iki 8, tai ir ką, pabaigiau viskas, bet 10:08, tai varysiu namo ir direktorius tai ateina ir Patricija, gal gali salėj padėti. Ir tada iki 1, 2, 3, 4, belenkelintos nakties tu dirbi ir klausit manęs, ar man apmokėtus valandas, tai tikrai ne. Ir paskutinis taškas, kad aš po to ir pagirsiu šią įmonę, nepaisant to, kad aš dabar ant jos vis laik stumiu, bet ne tai, kad stumiu, o jūs mokau atkreipti dėmesį į tam tikrus dalykus. Tai yra, kad aš atsimenu, buvau biuletenyje, nes aš labai norėjau tiesiog pailsėti, pamiegoti, nes jau būdavo, kad aš išjungiu pati žadintuvą automatiškai kažkaip ir pramiegodavau darbus. Ir tada man, tai pasiėmiau aš tą biuletenį ir man direktorius skambindavo ir šiaip darbai visi kabėjo, nes niekas už tą dokumentų nepadarys, kai yra mėnesio pradžia ir tu turi pateikti visas ataskaitas, bet kai man paskambino buhalteriai, pradėjo rėkti ant manęs už direktoriaus klaidas, tai aš paskambinau jiem abiems, sakau, ačiū, aš išeitų iš darbo, padėsiu prašymą pirmadienį ant stalo. Tai visiems viskas buvo aišku, nes manau, kad mes neradome tarpusavyje kažkokio ryšio, nei su direktoriumi, nei su nieko tenais, tik tais personalas, sakau, personalas buvo tobulas. Ir pamoka yra ta, kad šią darbovietę aš iki šiol prisimenu labiausiai dėl to, kad manimi patikėjo žmogus, manimi patikėjo tas direktorius, kur aš sakau, aš tikrai nieko nežinau, bet aš atkakliai mokus, aš dariau 100 klaidų ir tai tikrai ir kainavo nepigiai man bent jau. Ir tiesiog galbūt visos tos valandos, kurias aš pradirbu ir visą kitą, man leido suprasti, išmokti daugiau ir po to drąsiau žengti karjeros žingsnelius. Ir kartais už tas pamokas tau nebūdavo apmokėdama, aš nežinau kaip išreikšti visas tas mintis, tačiau aš tikrai dėkoju ir aš buvau direktorių neseniai sutikus ir aš jam padėkojau už visą tai, kas buvo gero ir kas buvo negero, nes be jo aš nebūčiau čia, kur dabar aš esu. Taigi, dabar bus smagiausia istorijos dalis, kadangi aš to darbo labai nebenorėjau dirbti, nes aš nesupratau, kad aš turiu atlikti 2 pareigas vienu metu ir man už tai pinigų niekas nemoka. Taigi, ieškau labai tikliai darbo, bet, sakau, labai trumpa buvo patirtis, pas mane 5 mėnesius tam darbę išbuvau. Ir radau, kad ieško kažkas administratorės ir, galvoju, reikia nuvaryti. Ir ten darbo pokalbis ir aš pasižiūrėjau adresą ir taip galvoju, okei. Taigi, ėjau darbo pokalbis striptizo klube ir, aišku, mane tenais priėmė. Ir tikrai aš atidirbau ten metus ir visiems labai juokingai, iš tikrųjų, aš paskau, kad aš dirbau tenais.
Nes buvo žiauriai gėda pasakyti savo tėvam, kur aš dirbu, nes jo, čia oficinis darbas, čia viskas yra gerai ir taip toliau čia. O tai sako, tai kas čia per darbas, kas čia per restoranas, gal mes galėtume kada užeiti. Ir aš galvoju, o dieve, tikrai tik ne tai. Ir tada, atsimenu, pas mamą darbė sėdim, tai sako, tai koks tas tavo darbas, kas ten pas tave per veikla. Tai sakau, ten mamytė, dažniausiai merginos, sakau, ten šoka su drabužiais, po to be drabužių ir taip. Ta prasme, aš galiu pasakyti iš karto, kad tai tikrai nebuvo blogas darbas, tai buvo labai daug galimybių pačiai užsidirbti ir tikrai tos, kurios, aš žinokit, irgi teisiau, aš galvoju, dieva, čia striptizo klubai, čia visos prostitutės ir taip toliau, bet aš jūs galiu patikinti, kad būtent ten, kur aš dirbu, viskas buvo švaru ir tvarkinga ir pati darbovietė buvo tikrai įdomi patirtis mano gyvenime, tačiau vėlgi ji mane truputėlį stabdė, nes vėlgi aš nebuvau toj vietoj, kur aš norėčiau būti ir man tiesiog aš mėgstu dirbti, aš mėgstu tikrai daug gyvenime, tas darbas buvo man ganėtinai per ramus. Ir tada aš išėjau iš striptizo klubo, ten gal buvo ruduo kažkur tais ir labai ieškojau darbo vėlgi kažkokio irgi tokio su personalu, kažką tokio, bet kad būtų daugiau veiklos ir dalyvavau pokalbį tokiam su viena labai šaunia moterimi. Ir ji manęs klausė, aš tuo metu studijavau buhalteriją, sako, tu nori dirbti apskaitininkę buhalterę, ar tu nori dirbti su personalu? Ir aš taip sakau, aš nežinau, tai jinai pasidėjo pagalvojo, žinai, sako, vienoje kepykloje ieško marketingo specialisto, sako, gal tu norėtum pabandyti, sakau, kad aš su to marketingu nelabai išmanau, bet vėlgi mane išgyrė už mano komunikabilumą ir taip toliau, aš dėl labai džiaugiuosi, jau atrodo, kad tai atsigirsim, bet susitikau tada aš dar su vienu žmogumi dėl to darbo ir jisai sako, Patricija, tu esi durna? Sakau, ką jūs man taip sakote? Sako, tau ant tos marketingas, sako, tau yra idėjos, tau yra visas, sako, gyvenimas tikrai kūrybinis, o ne ta, kad ten sėdėtų užsidarius tarp popierių, sako, tu išleis tave į šį pasaulį, nu žodžiu. Ir tada aš nuėjau tą kepyklą, Thierry kepyklą, Vilniečiai tikrai manau apie ją visi žino. Ir tenais dirbau su marketingu, kurdavau visokiausias etiketes, ten dar visokius renginukus, taip toliau. Šiaip buvo labai fainas darbas, tada dirbau su klientais ir taip toliau. Tai, nu, ta prasme, aš visai visiems sakau, jūs atsipalaiduokit gyvenime, tokie tapkit paprastesni, nes aš, pavyzdžiui, tikrai su savo klientais, kurie ten iš manęs tas bandelės užsakinėdavo, tikrai gerai sutarėm ir būdavo, Patricija, labas, kaip tau sekas, klausyk, gal tu nori vištienos, aš tau atvežiu ten, pavalgys pietų. Gerai. Ar ten kitas, Patricija, priimk užsakymą, aš labai vėluoju, aš to šokolado atvežiu. Gerai. Bet toksai darbas tikrai buvo labai fainas, tik tais. Ir taigi, po mano Thierry kepyklos atsitiko nelaimė šeimoje, dėl to aš atsidūriau Kaune ir jūs, manau, tikrai visą istoriją čia žinote. Ir manau, kad galų gale mums reikėtų padaryti išvadas, kad pirmiausia, po mokyklos merginos ar vyrukai, jeigu, nežinau, gal čia kas ir žiūri, neskubėkite stoti, nes aš pati irgi stojau visur, norėjau studijuoti ir ten gauti visokiausius savo diplomus ir taip toliau, bet aš nei vieno iš jų nepabaigiau, nes galų gale, kai man buvo 23 ar 2 metai, aš supratau, ko aš noriu iš gyvenimo ir ką aš noriu pasiekti ir ką aš noriu veikti, ir kartais tai gali pasirodyti visiškai priešinga veikla, nes aš svajau tapti super buhalterę, o dabar jūs pažiūrėkit, ar aš galėčiau būti buhalterė, tai tikrai ne. Ir tada, ką dar norėjau pasakyti, mano patarimas būtų, kad eikite į darbus, pavyzdžiui, kurie jūs galėtų išmokyti ne tik tais to amato kažkokio, bet ir bendravimo įgūdžių, nes jie tikrai labai daug suteikia, nes jūs pažiūrėkit, su mano šypsena, kiek aš daug per praeitus metus pasiekiau ir aš pabaigai galėčiau pasakyti, jog kartais geriau yra mažiau uždirbti, bet dirbti mėgiamą darbą, kuris tau atneša malonumą, džiaugsmą, pasididžiavimą savimi ir lyginant su tuo, kaip aš anksčiau dirbu ir tikrai gerai uždirbu ir aš dabar dar vyro šiandien klausiu, kur aš dėdavau tiek pinigų. Tai dabar, kai tų pinigų yra 10 kartų vos nemažiau, kiek tu gali ant savęs išleisti, bet tai yra 100 kartų geresni laikai, nes aš pati su savo vadovė, savo direktorė, kuri pati pasivadovauja, kada man bus atostogas, kada mes ką veiksim, kokie čia mūsų projektai ir taip toliau. Ir jeigu jūs nebijote, tai aš jūs tikrai skatinu, pradėkite dirbti su savimi ir manau, kad tai bus tikrai labai geri atradimų metai ir tiesą pasakius, tai sakau, mano praeiti metai buvo vieni laimingiausių gyvenime, nes
tiek visko atradau, tiek visko supratau ir tiek visko, nežinau, tikrai. Buvo tiek daug laimingų dienų, kad nei vienoj darbovietėj tiek tikrai nebūčiau suskaičiavus. Tai aš labai tikiuosi, kad jums šis video patiko, buvo įdomus ir tiesiog aš šiandien jaučiuosi tokia savimi ir man taip gera tiesiog bendrauti ir galėčiau dar valandą šnekėti. Ir jeigu jūs turite kažkokių idėjų, apie ką mes galėtume dar pasišnekėti, nebūtinai sakau, kad tai turėtų būti ateinantį penktadienį, nes manęs gali ir taip jau būti per daug. Tai šitą. Tai, ir aš norėjau pasakyti dar vieną dalyką ir dar tuo pačiu pajuokauti, tai aš gal dar pabaigsiu greitai. Tai esmė ta, kad dabar, kas skaitot mano straipsnius, tai tikrai žinote, kad aš labai noriu pusmetukui išvažiuoti į užsienį ir ne dėl to, kad čia viskas Patricija emigruoja ir daugiau niekada nebegrįš į Lietuvą, bet aš labai noriu tiesiog atrasti savęs tam tikras dalis ir galų gale įgyti naujų žinių profesionalių, kurias galėčiau galbūt ateityje pritaikyti štai čia. Ir kol nėra jokių vaikų ir tarp kitko aš apie save internete skaičiau, kad Patricija gal ne iš čia, tai žinokit tikrai ne, nes aš tik tais žiemos metu mėgstu papilnėti visur, kur galima, aš žiūrėjau ir mėgstu valgyti. Tai va, tai norėčiau tiesiog išvažiuoti, kol nėra vaikų, kol nėra jokių tam tikrų labai rimtų įsipareigojimų ir atrasti kažką tais naujo. Ir pasirodo, kamera pati mane nutraukė, nes aš jau kalbu gerą pusvalandį. Tai manau, kad visus mintis savo pasakiau ir tą galbūt ir pabaigiau mintį, gal ir ne, bet jeigu turite galimybės, tikrai važiuokite ir patirkite naujų įspūdžių. O šiandien tikrai ačiū už tokį tikrai ilgai praleistą laiką su manimi. O šiandien dėkoju visoms už dėmesį, linkiu darbingų dienų ir sakau iki pasimatymo penktadienį.